Tai mes turime įsivažiuoti, nereikia kažko. Gerai, mes galim pradėti įsivažiuoti. Taip. Nu, išsimaudė švarus, tvarkingas ant sofos. Jo, žinau, Ginsas, to prisipažinsiu, yra tokia žiauris, sunki diena buvo atvaryti pas tave, bet galvoju tą pirmą, tą tinklalaidę, arba kaip tu vadini, kažkaip podcastą. Aš vadinu šou laidą, nes čia, žinai, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Aš labai džiaugiuosi, kad tu esi pas mane, nors ir tau labai labai sunki diena, sunki savaitė, bet mes turim didį įvykį šiandieną, mes turim pirmąją laidą mano pavadinimu į svečius. Mes turėjom parepetuoti kartu, pabandom iš naujo. Palauk, 3, 2, 1. Į svečius. Jej! Ir šiandieną ant šitos sofos nuostabios ir šitam spalvų kupinam kadre jūs matote mane, Gintarę Kriaučiūnaitę. Gince. Ir vienintelį ir nepakartojamą Luką Svirplį. Lukai, grinai. Nu. Klausyk, o tu sakai, kad čia bus į svečius, ar mes taip labai kažkaip, taip kaip prezidentas jaučiuosi, toks kažkaip, leido batus nenusimti, va, viską gražiai svečiuose. Aš tu jums pradėsiu muštis, aš šiaip pas mane svečiuose, nu, aš gal kojinytės yra biškiai, tokia, žinai. Gal sakysi, yra buvę, žinai, kaip būna kokio mano stendo, turi taip netyčia, tu nusiprausk, nieks nekač. Tik kažką nenusiskus, koinės netos, apatiniai išmaksimos ir jau kažkas kviečiasi. Jau nevardiniai. Klausyk, Lukai, labai džiaugiuosi, kad tu atėjai pas mane, bet aš kaip tau ir pasakau, aš tau daviau užduoti atsinešti vaišių pas mane, nes aš tokia, žinai, nepasiruošęs. Aš nepasiruošęs svečiam. Tavo tas 5 kvadratų butas tikrai nėra ką ten ruoštis. Nėra ką ruoštis, aš svarbiausia galvą išsiplovau, veidą pasidažiau ir aš jau laukiu tavęs. Outfitų jau matot, pritrūko biški man fantazijos. Ne, taigi aš pas tavęs svečius, ne tu pas mane svečius. Tai klausyk, tu trauk, ką ten turi tą maišę ir mes jau pradėkim, kaip sakant, apžvalgą, ką tu atsineši pas žmonės. Klausyk. Su kvietkom. Bet... O čia yra tas... Passion fruit, ne, čia yra tas Birds of Paradise, ne? Čia yra strelicija. Lietuviškai kalbu. Taip, šiaip, tu sakai, ateiti svečius ir atsineš, ką dažniausiai atsinešu, tai aš labai mėgstu gėlės, daug metų dirbau floristu ir nepamečiau gėlių. Tai kai aš visą laiką pagalvoju, koks galėtų būti tas žmogus, kuriam būtų galima nešti gėlę, nes... Man čia toks komplimentas, žinok, I love this. Tai va, tai aš mėgstu visą laiką žaisti tą žaidimą, kai ateidavau pas mane į saloną ir sakydavo, nešu gėlių, ten kažką, sakau, prodikot nuotrauką, ką veikia žmogus, žinai. Taip, ką veikia žmogus, taip. Teto Zitos nuotrauką parodė. Kiek metų, kokią progą ar kažką ir man labai patikdavo žaisti tokį astrologinį žaidimą, kaip pataikyti su gėle, kad būtų tinkama proga. Tai kai sakai, kai tu pakvietei mane svečius, galvoju, ką čia ginsi? Gal kokią narcizą šaut? Lyg aš narcizė būčiau. Jokauju. Bet kodėl yra strelicija? Tai aišku, tai žinai, atogražė šiluma, bet kartu man patinka labai gėlės, kurios pačios svajonė yra stiprios. Žinai, tam paimi kokį tulpaną ar kažką, tai viena taip kažkaip atrodo liūdnai, o pati strelicija man tokia stipri yra gėlė, tai galvoju, vat Ginsė yra tokia, žinai, kai aš ją pažinau, galinga, stipri, juokinga, šmaikšti, patarinti, energinga, jungianti, sujungianti ir taip toliau, tai galvoju, kad va, šitas toks strelicijos žiedas vienas Ginsai bus tikrai atminimas. Šiaip ir gražiai jinai sudžiūsta, galėsi amžinai prisiminti šitą pirmą pokalbį. Į grabą galėsi man užmest. Ačiū, Lukai, daug bučių. Labai gražu, aš labai, man tiesiog šita gėlė yra neįtikėtino grožio ir ačiū, kad tu taip gražiai apie mane atsiliepi ir apie... Tiesiog, aš visą dieną laikiausi, biškai aš tokia žliumbikė esu. Bet galim paverkti šiaip sveika, iš tikrųjų. Labai sveika, bet aš tiesiog labai neleidau savo šiandien verkti, kad nesutinčiau dar labiau. Tai aš tiesiog labai laikiausi ir tu man taip gražiai pasakoji, tiesiog, labai labai ačiū. Aš tiesiog esu labai sujaudinta, trauk toliau, kas ten tam maišelį, žinai, čia jau su gėlėm tik nepraeisi. Labai smirtas maišas. Kad tu žuvies galvas. Tu matai, su kiek aš maišu atėjau ir su sportiniu krepšiu, ir su rankinė, ir su šito Maksas maišu ir taip toliau. Įgrūdau pas tave pro duris ir... Trauk, man jau įdomu. Šitą biškį šoną padėkim. Ko labiausiai nori? Tai žiauriai nori stilkės su svogūnais. Ir žiauriai noriu juodos dienos su saulėgrąžom. Bet šiaip tai mes čia turėsime eiti pasiserviruoti, žinai.
Eik tu, aš labai mėgstu silkę. Tu žinai šitą, kad aš labai mėgstu silkę? Ne, nežinau. Silkę po velnių. Ne? Nes aš, kiek žinai, kai einu į svečius, laiką pagalvoju, pas ką einu, jeigu ten einu, žinai, po žmogų, maždaug įsivaizduoju, ką jis valgo ir mėgsta, tai bandau. Jau austrų neneštų man tikrai. Tau ne. Tau ne. Tai va, tai ta šliurpti. Nesąmonė. Žodžiu. Prie stilkutės yra Dianos, mano mamos, agurkai. O Dieve. Kaip yra be agurkų? Ogienė, juodųjų serbentų. Buvo kažkada tikrai. Mes kažkada pas Luką buvom, tikrai pas Luką svečiuose. Mes valgėm marinuotus sielus, o čia yra toks susiberžalė, čia toks Dianos naujas receptas yra. Nauja receptūra, Dianos, išbandysim, domina, gerai trauk toliau. Aišku, man žiūri patinka alyvuogės. Tai labai norėjau alyvuogaičių. Tada galvoju, kažkaip noriu toks neliurvis pasirodyti ir būti trendy. Tai mano vieni mėgstamiausi kukurūzų traškučių su trūmais. Labai skanus. Kažkaip gal aš jos suplakiu maišę. Jie nesijaučia, kad čia yra trūmai, man tiesiog jie kaip grybų skonio. Tai trūmas yra grybas. Taip, tu irgi esi grybas. Šiaip tu irgi esi grybas. Čia yra pirmas podcastas, kada gavau. Kada grybų pavadinimą? Jo, šiaip kada toks. Bet nieko. Nieko. Grybas. Tavo podcastas. Grybų gimės, kaip sakant, ten netapsi. Ne, tai vaflių gimės tortų netapsi. Ai, nesvarbu. Nutrauk toliau, vaišės. Šiaip... Bet tai tu kiek tu čia kamerą? Aš biškai tu mėgstu deserčiukus, ten iš zefiriukų. Aš gal kažkiek krekerius iškau. Žinai, tos... O klausyk, o kiek tavo gyvenime šiaip krekerio yra? Šiaip žiūrėkit, su krekeriais yra toks dalykas, krekeris, paaiškinsim, krekeris yra būdvardis apibūdinti žmogui tokiam visiškai be... Be sėlių? Be esencijos, be sielos, be charizmos. Tai mes tiesiog juos vadinam krekeriais, čia aš su savo draugu sugalvojom kažkaip apibūdinti ir tai labai yra prikibęs. Nes krekeris nėra blogai, bet ant krekerio dažniausiai reikia kažką uždėti. Jo. Užtepuką, grybuką, kažką. Tai žodžiu, aš tikrai galvoju, kad tu ištraukai, aš nemėgstu žiauriai. Aš galvoju, krekeris atneš, nes toks kaip ir insidas mūsų bairis, bet galvoju, ar mes ant tiek sausi. Nemėgsti zefyrų? Nemėgstu zefyrų. Labai gerai, kad nemėgsti. Tu suvalgys visus? Jo. Gerai, trauk toliau, ką turi. Žodžiu, šiandien buvau, sporte, interve, tada psichuškai ir taip toliau, ir aš esu nevalgęs pietų, bet aš manau, kad pavalgysiu prieš mums susitinkant. Nes jis atvarė iš... Kijevo kotleto su morkytėm. Tai tu gali valgyti, viskas ok. Norės, bet žiūrėk, čia yra kvapas iš to Kijevo žodė, tas va. Tas yra valgykloje, atrodo, kad Irena dirbo valgykloje. Tas kvapas. Nieko, tu galėsi su morkytėm. Man tavo sofos gaila, nebus riebalų. Nieko, nebus išvalys. Gerai, žodžiu. Bet, kad būtų linksmiau. Iškart linksmiau. Aš turiu lebubul. Lebublę? Lebublę. Nealkoholinį. Kremo. Jo, nealkoholinį. Nealkoholinį. Taip. Aš nealkoholio vartoju. Prie lebubų yra skanų braškės. Braškės. Kiek tu čia tų braškų? Kyla. O kokios yra? Čia yra graikiškos, iš tokio ūkelio. Šiaip aš galvoju... Aš net neplautą valgau, dar netokį šūdą. Jo, sakė, man siūlė paragauti, aš paragavau vietoj. Tai žiauriai skanės šitos. Tai prie burbulų mums bus labai gerai. Ir aš šiaip galvoju, kas ten nori žiemą pavasarį tų braškių? Kodėl reikia tos vasaros laukti? Labai gardu. Geras. Gerai, tu dar nebaigiai? Ne, paskutinį tokį turiu senovinių tokių sausinukų, kaimietiškų pipirnikų tokių. Pipirnikų. Tai tokia prie arbatos ir kai bus jau kažkoks liūdesiukas tokių, ir prisiminsim viską, tai žinok, viskas. Ačiū Dievui, čia Jėzus Marija, tiek uždirbti reikia dar čia tiek pripirkti. Gerai, tai mes dabar paprašysim, kad paserviruotų mums stalą, tie mūsų baudžiauninkai. Čiop, kaip sakant. Baudžiauninkai. Tai žodžiu, žinok, aš irgi turiu skanumynų paruošus mums, tokių biški paragavimų. Klausyk, Ginčia, tai o nėra, kad svečiai turi atsinešti? Bet o ką, aš galvoju, vis tiek buvau biški ten tokiam... Portugalijai buvau. Portugalijai, bet ne iš Portugalijos, čia dėja. Iš kur? Tai žodžiu, čia yra tiesiog iš parduotuvės. Tai aš žinau, kad tu nemėgsta aštriai, bet aš paėmiau Pickle Puffed Snacks Hot Mama. Hot Pickle Flavor. Ne, man čia mamos patinka iš tikrųjų. Tikrai. Milfės tau patinka? Jo, tai mano draugų ir draugių mamos man labai patinka. Tada gerai, tai čia paragausim čipsiukus. Tada tu man labai primeni kempiniuką. Kodėl? Aš nežinau, tu man toks kempiniuko energy. Tai paėmiau... Jis nėra smart boy. Kas sakė, kad tu smart boy? Juokauju. Ne, šiaip paėmiau... Aš su aukštuoju, neužtenka. Tai gerai. Kaip sakant, diplomas dar, žinai.
Žiūrėk, čia yra burger. Labai noriu šitų žinok šiauriai. Burgeriukai. Tada... O galėsim būti tokie toksiški ir nepavalgę Kijevo ir Silkės, o šautų burgeriukų. Tai čia yra pats smagumas. Tada, žiūrėk, paėmiau tokius custard mochi. Bet jie nešaldyti? Ne, čia yra tipo kaip guminukai. Čia Geras. raspberry, lemon ir banana. Wow. Tu kadangi esi pimpačiukas, tai tau banana, žinai. Wow. Gerai, kas toliau? Aš tai galiu padėti. Viskas gerai, ačiū. Tada, pameni, tu vaikystėje turėjai tokius fun dip, kur sproginėja burnoje. Bet ne taip vadinosi. Ja. Ne taip ir būdavo kojytė tokia. Jo, Ir jie jo. prašė, Pamirkyt reikėtų. paėmiau vyšninį, nes aš negaliu pakęsti O vyšnių. čia tiesiog reikia susipilti burnojos? Ne, čia yra čiulpinukas ir tą čiulpinuką reikia tipo Gerai, įdėti. Ir žodžiu, paėmiau kažkokį šitokį dar. Jau jisai į užantį. Aš gal šį vakarą nenorėsiu čiulpti. Tada yra mega sour. Bet mes nebūtinai viską turim suvalgyti. Arba galim vaduoti. Bet žinai, ką aš labai noriu. Tutti frutti? Čia yra Jelly beans? jelly beansai, bet čia tie, kur yra ir snarglių skonio. Čia Harry Potterio tie. Nu, čia beveik Harry Potterio, jo. Labai patinka. Želė pupelės. Labai patinka. Šiaip žinai, kas yra su želė. Aš esu žemaitė iš Plungės. Ir mes kažkada su šeima supratom, kad žemaičiai, kai sako želė, nu, tipo, kaip tu sakytum želė? Želatina. Nu gerai, ne želatina, bet tiesiog želė. Želė desertas. Nu, Želė, ne? O mes sakom tik dvi raidės. Ž ir L. Aš noriu žala. Žala. Padaug žala. Tai va dvi raidės tiesiog. yra. Priebalsiai. Jo, tai yra labai juokinga. Ir kažkas dar yra, man atrodo. O Jėzu, jau viskas. Nu tai va. O bus pas tave, kad ko nesuvalgysim, galėsim kokį laukinėšėlį. Tu aš tau sukrausiu ir silkės, visko tu galvoji. Ne, čia... tai silkę aš tau palieku. Žiūrėk, yra tokia taisyklė. Ką atnešėt, gal man nereikia, bet aš tau duosiu. Man vat, ir tokiam burgerį- piniuką tai ir norėčiau. burgerį aš tau visko sukrausiu. Ir mamos norėčiau. Mes dabar jau nuo saldžių pradedam, O ant nenusilkęs. saldžiuško, kodėl mes negalim? Žiūrėk, čia žinai kokia yra. Kodėl čia vokiškai rašo? Klausyk, beriam, ragaujam ir spėjom. Yra kapučino, Kapučino. banana. Eik tu kaip braškės gerai kaip gerai atrodo. Ačiū labai, ačiū. Oi, ką dar, asistentai. Kokios žiaurios, žinokit, aš biškai pavogiau vieną. Alyvogės? Eik tu, bet labai. Šiukšlės surenka. Matot, kokias yra O asistavimas. klausyk, į svečius, tu čia yra į svečius, nepasginsi ir ko? Tau pašildyti šitą kotletą, ką tu... Šiaip jo, aš noriu Pašildyt. Aš noriu Kijevausko. Taip, slava Ukrainai. Įrojam slavą. Žiūrėk, gerai, aš tau duodu dabar šitą putpelės binsą. Ir rodau, juodas nėra gerai. Ar Juodas. sakai, glemba, aš šitą imsiu. Aš labai bijau, aš kada valgiau su savo sunienais, tai buvo... Kokias skonio? Kavos. Ne, mėsos. Kokį turi juodą? Rožinį. Mano kumpio. Labai negardu. Ne, gumos. Gumos O! skonis. Klausyk, nuo kada yra saldainis gumos skonis. Tiesiog gumos tos plento gumos, padangų gumos. Ką tu Pasim turi? dar vieną. Ką Aš tu turi? nežinau. Aš jau Kokios spalvos išgėriau. buvo? Rožinis, bet čia yra ir rožiniai visokie tipo. O dėkai baisu. Galėjo būti granadas ar kažkas vokiškai. labai. Šleken išpliauzen. O dėkai baisu, koks Gumos malonės skanus buvo. O gali man padėti, nes aš laikau tavo tą mikrofoną? Tavo tą mikrofoną. Nek ne jie be juodą, prašau. Aš tau duosiu šitą gerai. Aš tau tokį. pasimsiu žydrą. Tikiuosi, kad bus kažkas gardaus. Tai jau turi žydrą ant sofos. Dantų pasta. Kaip skaniai. O, kaip skaniai. O tu rydavai vaikystės tą dantų pastą? Aš ir dabar ryju. Nuryni dantų pastą? Taip. Negalima. Kaip O? skaniai. Palauk, aš noriu nufotkinti, čia yra neįtikėtina. Agurkukai čia. Wow. Tai yra nuostabu, Lukai. Mes tiesiog puotaujam. Aš tik žinau, turiu fotą padaryti, aš negaliu, kad taip be nieko. Tai yra neįtikėtina tiesiog. Tai yra tiesiog neįtikėtina. Nu gerai, tai tuos saldainius mes pavalgysim. Jo, žinok. Šiaip. Silkė dabar silkė ant Aš saldainių. noriu, aš gumos valgiau. Aš padangų pavalgiau dabar silkę. Nu ką. Kokia donelė gera. Man labai... Tau patinka, kai duona būna su sėklom? Jo. Man irgi, žinok. Tu nenumes mano silkutės. Silkė po velnių. Bet kokia švieži duona. Jo. Wow. Kaip manai, silkė irgi šviežiai? Ups. Gerai, ne? Alyvogė. Lauksiu, kada baigsim kalbėti ir galėsim valgyti. Taip.
Nes dabar taip yra tai. Gražiai bandom valgyti, ne? Kas alkani žiūrit, nepavydim, jums žinokit, bet labai skanu. Wow. Čia dar reikėtų ir Dianos agurkų, bet žiūrėk. Dianos agurkai, va. Kažkaip pakalbam, nes atveris neguminis. Papasakok man dabar, žiūrėk. O tu Tavo- patenkinta. Aš tavo šitais visais labai patenkinta. Nuostabu tiesiog. Žiūrėk, aš šiaip noriu pakalbėti, mes pakankamai senai buvom susitikę. Vakar buvom susitikę, bet ten toks, žinai, ant durniaus. Bet kad taip mums pasikalbėt, ačiū tau labai. Ačiū. Kad taip pasikalbėt normaliai, viens ant vieno, kaip sakant. Tai reikia būtinai prie kamerų. Prie 3. 1, 2, 3. Ir prie dar 10 skirtingų žmonių, ne? Ne, žiūrėk, yra toks dalykas. Tu, aš tave taip čia, žinai, pristačiau tiesiog Lukas Virplys, ne? Bet man yra labai juokinga, nes aš ruošiausi šitam mūsų pokalbiui ir aš iš tikrųjų žiūrėjau, skaitinėjau, klausiau laidų, kur tu duodi interviu ir panašiai. Ir aš, žinok, radau tokį vieną straipsnį. Ir man labai juokinga, kaip tas straipsnis tave apibūdina, nes aš pati nelabai žinau, kaip tave apibūdinti. Tai aš tiesiog cituoju. Žiauriai baisu, bet laukiam. Nieko, aš tiesiog cituoju tv3.lt straipsnį. Drabužių dizaineris, stilistas Lukas Virplys, išskirtinė asmenybė, kurio nepastebėti miesto gatvėse praktiškai neįmanoma. Su suknelėmis pozuoti mėgstantis 27 vaikinas savitų stiliumi sužibėjo ir TV3 programinėje laidoje. Klausyk, Ginčia, aš tau pasakysiu apie tos portalus. Ką jie nori, tą jie rašo. Antraštis yra baisios, nuotraukos yra dažniausiai baisios. Nu, ta prasme. O kas skaito portalus? Skaito antraštę tik tai? Taip. Ir nuotraukytę pažiūrėjau. Žiūrėk, bet aš tikrai skaičiau tavo straipsnius, kurie yra, kas man iškrito Google'e įvedus Lukas Virpalas. Virplys. Tai žodžiu, man taip juokinga buvo, nes tu pasakoji ten apie vienkiemio gyvenimą, kaip ten, žinai, tavo tėvai viską leido ir panašiai. Ir man tiesiog, man taip juokinga, kad ar tu iš tiesų davėjai jiems žodis į žodį būtent va tokį komentarą, nes pavyzdžiui, vienkiemio gyvenimas iš tiesų labai keičiasi. Kol buvau vaikas, maniau, kad esu įkalintas. Atrodė, kad kažką prarandu, nematau, negaliu, bet dabar suprantu, kad tai buvo geriausia kūrybos kalvė, nes tėvai mums leisdavo daryti viską. Ir kastis namą po žemę, ir daryti cirkus, pasirodymus ir 3 taškai. Jo. What do you mean? Kasti namą po žemę ir Taip. daryti cirkus. Taip. Man, prašau, šitoj vietoj gali truputėlį... Gince, Papasakok kviečiu tave daugiau. užsukti į savo vienkimį. Tai mes Bet tai yra, palauk, Joniškis, koks ten kaimas? Gataučių kaimas. Gataučių. Gataučių kaimas. Tai, žinai, vienkiemis didelis, laiko daug. O tu vietos žinai, daug. kad mano svajonė yra vienkiemį gyventi? O, tai gal tu nori pirmą mano vienkimį? Šiaip, kaip būtų gražu, Pirk, parduok. kaip būtų gražu, kad mano draugė įsigijo mano vaikystės namus. Šiaip jo. Bet aš matai, aš turiu tokį šventą dalyką. Žemaitija. Man, Žinau, Žemaitija. Ir dar vienas dalykas, aš, pavyzdžiui, labai piksu, kad mūsų senelių sodybos nebėra, nes man tai atrodo šventa žemė. Ta prasme, aš tikiu labai širdį, kad turėtų būti nelegalu parduoti šeimos namus arba kažkieno vaikystės namus. Bet žinai, Ginsam. nu. Žolė pjautkas, kas tauga keis, kas tai genės. Tu žinai, kodėl sodininkai ilgai gyvena? Man... Žinau, nes turi tikslą. O klausyk, o Žinau, nes turi tikslą. tu žinai, kad, pavyzdžiui, mano vienkiemis yra prie Joniškio miesto, kur miestas yra prie Latvijos sienos. Yra beveik 3 valandos kelio. Nuo Vilniaus. Taip. Nu ir. Tai kiek tu čia privažinės? Bet Aš, supranti, žinai, aš per 3 valandas galiu nuskristi kiek čia į Paryžių, Londą, dar kažkur. Oi, matai, tau Paryžius, Londonas, o man Taip. yra Plungė, Plateliai. Tu įsivaizduoji, ta Taip. prasme, kiek mes Lietuvos... Žiūrėk, bet čia vėlgi mes išsiskiriam, nes aš esu labai didelė Lietuvos fanė, aš žinau, kad ir tu fanas. Bet man tas užsienis, aš labai bijau skristi, aš dabar buvau Portugalijoje, aš nusileidau žemelį mūsų Lietuvos, aš, ta prasme, buvau laimingiausias žmogus žemėje. Jūs tik mane palikit ant žemelės Lietuvos. Kita tema. Ta tema. Vis tiek, galima sakyti, kad tu esi viešas asmuo, ar ne? Ar tu įvardintum save kaip viešu? Ne, aš tiesiog, jeigu viską, kas vyksta tą kalbą, man tiesiog svarbiausia, kad mane įvertintų vienu paprasčiausiu žodžiu, taip menininku, viskas. Ar ten viešas, neviešas, ten dizaineris, floristas, ar ten rašytojas, stilistas ar kažką, aš žiūriu visą laiką per meninę prizmę. Ir man labai yra svarbu, jo, tu paminėjai, išmyliu Lietuvą, ir man svarbu, kokia bus mano valstybė ir ką aš galiu prisidėti, kad ten būtų kuo
svetingesnė mums patiems čia esančiams. Taip. Ir aš, žinai, manau, kad man labai gražu tavyje yra tai, kad ir tuo pačiu labai juokinga ir labai gražu, kad tavyje telpa tiek visko daug. Nes šiaip mes nesam kažkokie labai, žinai, draugai ten nuo pampersų laikų. Mes tikrai pakankamai nesenai esam susipažinę ir aš per tą laiką, aš atrodo susinku vieną dieną toks personažas. Kitą dieną jisai jau dar kažkokį unlockina. Gal man bipolinis tai yra? Gal tu man papasakok tikrai, gal aš turiu savo psichiškai pasakyti, kad man gal yra daugiau problemų kažkokių. Žiūrėk, aš negaliu tau nustatinėti ir konstatuoti, kad tau yra bipolinis. Bet tu bijai? Ne, aš nebijau. Ką, aš bijau tavęs, nejuokink. Žodžiu, bet ne, aš iš tos pusės noriu pasakyti, kad, ar ne, aš kai tavęs nepažinojau, nu man ponas, bajoras, baronas, toksai pasikėlęs, nekalbantis, krekeris. Ne krekeris. Toks tipo, austrė šampaniukas čia, draugiukai čia. Nu, toks, žinai, toks tipo, o aš, žinai, mane, aš aš tokia, žinai, ir aš godau, nu, kad aš jau su tavim draugais negalėčiau būti, nes man atrodo, kad mes iš labai skirtingų pasaulio esame. O kas sukuria šitą įvaizdį, nes aš tai girdžiu iš labai daug ko. Kas sukuria šitą įvaizdį? Tu susikuri savo šitą įvaizdį. Nes, žinai... O jūs susikuriat savo įvaizdį, nes manot, kad kažkokie drabužiai, kurie nėra treningai, jau iš karto žmogus suponuoja, kad jis yra pasikėlęs. Taip. Tai čia gal ir jūs prisijungite vasaros 5 su manim kartu į grupinę terapiją pasikalbėti. Žiūrėk, ne tai, kad pasikėlęs, bet tiesiog vis tiek tai duoda savivertės, ar ne? Tarkim, nu, aš pati kartais galvoju ten, oi, čia cool, aš gal tipo, I'm not cool enough ar kažką, bet čia yra savivertės momentai. Tai man tiesiog buvo, kad aš galvodavau, kad mes iš labai skirtingų pasaulių, bet aš labai klydau, nes aš kai tave pažinau ir turėjau progą pažinti visokį ir man kažkaip labai žavu ir labai gražu, kad tu savyje turi tiek daug personažų, tu gali būti labai, ta prasme, ten apsirengęs, labai, žinai, ten kažkaip pompastiškai, ryškiai, iššaukiančiai, bet mes, žinai, atsisėdam ir tu, Luks iš Joniškio, ten, žinai, ir tu tipo kalbi. Man šiaip labai patinka, kai žmonės kalba su savo tarme, kad turi kažkokį mini akcentėlį, man tai yra labai žavu. O ko dabar nekalbi žemaitiškai? Žiūrėk, jeigu kiekvieną kartą, kai aš gaučiau šitą klausimą, gaučiau po eurą, tai būtum turėčiau jau minuse. Ne, esmė tame, žiūrėk, čia tas pats yra, kaip aš kalbėčiau angliškai ir tu su manim atgal lietuviškai. Nu, bet tipo, man žemaičių... Aš suprantu, ką tu kalbėjai. Jo, bet man tiesiog automatiškai... Kaip galvojasi, ne? Aš galvoju žemaitiškai, bet, pavyzdžiui, dabar savim kalbant, man net nėra opcijos. Dabar tu vilnietiškai galvoju. Mano dėdė Ryčka, mane va tai va. Tu galvoji vilnietiškai kažkada? Ne, aš tiesiog taip yra. Ir labai dažnai žmonės sako ten, žinai, kad tai jeigu tu čia žemaitė... Nu, aš galiu kalbėti žemaitišką, nepergyvenkti. Nepergyvenkti, kur čia kamerą žiūrėti. Aš nikuomet to nepamėsiu. Bet, kai aš kalbu su žmonėm, kaip, pavyzdžiui, Lukas ar kitais mano draugais, kur ir mes kalbam Vilniui, yra didelė kompanija, viskas. Bet, jeigu ateina žmogus, kuris, pavyzdžiui, yra ten Tauragė, Mažeikiai, kompanija... O ko tu netinki iš Joniškio, Lukas? Kad ir iš Joniškio. No. Bet tu vis tiek... Bet, tarkim, jeigu yra žemaitis, ar ne, kompanija, bet visi kiti, tarkim, kalba bendrinė kalba, aš jau dar kitaip kalbu. Man jau įsijungia toksai biški pažemaičiavimas ir dar kažkas. Tai žodžiu, bet čia apie tas tarmes ir apie tas kalbas... Bet saugokim jas, nepalikim. Saugokim, tai yra labai svarbus dalykas ir man, pavyzdžiui, aš esu girdėjus iš Vilniečių. Kad, tipo, tu čia kaimietiškai kalbi, žaskai... Tiesiog, žoskai, aš sakiau, kad nenoriu keikti šitam reikale, bet, nu, man tiesiog yra labai sunku, nes, nu, visų pirma, Plungė, tai nėra kaimas, tai yra miestas, kuris turi miesto statusą. O ką tu iki Vilniui? Ką aš veikiu Vilniui? Dirbu studijuoju? Ne, nu, aš gyvenu Vilniui. Ne, bet man atrodo, kad tu tikrai esi savo krašto patriotė. Aš tikrai esu. Bet supranti, aš atsikraušiau į Vilnių, aš buvau labai didelė... Tu Kaune buvau mokęs. Aš gyvenau Kaune, aš Kaune buvau labai nelaimingiausias mano gyvenimo momentas. Ir aš Žemaitijai buvai. Ir aš tada išvariau trumpam į Daniją ir aš iš tos Danijos, kai reikėjo man grįžti, mano tėtis užtekėjo į Vilnių, nes jo žmona yra Vilnietė. Kaip gražiai skamba užtekėjo. Ir aš buvau tokia... You know what? O kodėl nepabandžius? Ir tėtis toks, hip, hurray! Tipo, tu jo pabandyk. Ir aš atvariau į Vilnių, nes aš labai galvau, kad Vilniui va visi tokie, žinai, visi Lukai svirpliai, visi sharp, vaikšto tokie.
Ir aš tiesiog įsimylėjau Vilnių. Aš visiškai įsimylėjau Vilnių. Bet ne dėl lūgų svirplių įsimylėjai. Dėl lūkų svirplių. Aš dėl žmonių, dėl laisvumo, dėl galimybių, dėl karjeros. Tai žiūrėk, jeigu kalbė apie laisvumą, Jo. tai čia ir gali būti viena opcija. Kokia opcija? Svirplys opcija. A jeigu kalbam apie laisvės. To prasme, tu siūlais man šį poras, ką tu čia? Ne, aš tiesiog kalbu, tai, kad tu sakei apie laisvę. Nu. Tai man atrodo, kad laisvas žmogus yra toks, kuris priema visus. Taip, bet aš tave priimu, bet supranti, man buvo tokia biški baimė ir atmetimo reakcija šitoje vietoje. Bet, žodžiu, mes jau labai nuklydom. Aš norėjau pasakyti, kad man yra taip žavu, kad tavyje daug labai telpa Bipolizmų. personažų ir telpa Lukas toksai labai straight, Lukas kažkada skambino ir toks pakelia ragelį, klausau, aš sutrikau, aš galvoju, ar aš tam žmogui... Nepažįstams numeris. Aš galvoju, aš tam žmogui paskambinau, nes aš klausau, aš taip, Lukai, čia tu? Žinau, bet tu turi labai daug tokių skirtingų būsenų ir aš manau, tu leidi tom visom būsenom bujoti, aukti ir klestėti ir aš labai žaviuos tuom ir aš manau, kad mums kiekvienam reikėtų truputėlį pasistengti tai, kas yra mumise, kažkokios savybės, nesistengti, žinai, jų kažkaip ten užgošti ar sumažinti, nebent tu esi ten, žinai, psycho, nu, turiu minti blogas ten, žinai, koks žudikas ar kažkas ten iš tos pusės, bet, ta prasme, ugdyti tuos dalykus ir leisti, embrace it, žinai, kad tiesiog, nes tai yra labai labai žavu ir labai gražu. Cheers. Pim, pim. Chapter 2. Klausyk, o dabar tu pasakai, kad tu esi menininkas, aš iš vis net nežinočiau, kaip tave apibūdinti, nes... Nu, va, paskaitai internetus. Madistas, jisai toks, anoks, ateinu į namus, jisai ten keramikos prilipdęs, nu, tipo, visko pridaręs. Tai man labai įdomu, kuom tu dabar gyveni. Aš žinau, kuom tu gyveni, bet aš, tu sakau, truputėlį tokį tarpą, mes truputėlį nebendravom, darbai, kelionė, žinai, visa kita. Tai man labai įdomu, kokioj stadijoje dabar yra tavo kolekcija, kaip tau sekasi psichuškai, čia mes su visa derama pagarba psichiatriniai ligoniai ir visoms psichikos centram ir lygom ir nieko tokio, prašau, tik gydykitės, nes jeigu daugiau žmonių gydytųsi, būtų pasaulyje, žinokit, 10 balų, man atrodo. Jo. Tai jo, turiu laimėjęs kultūros tarybos stipendiją naujai kolekcijai, tai jinai gimsta, atsiranda ir važiuoja. Tada kaip tik... Dabar žiūri, nemandagu, aš nu, dabar braškai. A, tu klausai. Gali palaukti, aš įlupsiu burgerį. Nenoriu tų burgerio. Ne, paragavau šiaip skanus tikrai. Paragavai jau, kada atspėjai. Nu, žodžiu, pasok, jo. Tai kolekcija, projektai, edukacijos, čia tokia kūrybinė dalis. Tada kita dalis yra taip, kad vaikšto vasaros ligoninė Vilnius psichikos centrą, kurie turi valgymo sutrikimų skyrių, tai gydosi savo nervinę anoreksiją. Ką labai norėjau jau kurį laiką susitvarkyti, pažinti. O ką reiškia nervinė anoreksija? Nu, anoreksija tai aišku, tai yra tiesiog maisto ribojimas, nevalgymas, o nervinė tai reiškia, kad didesnė įtaka šitam nevalgymui turi psichologinė būsena. Jo, Nervai nelaiko, vat ir nevalgau. Nenorėčiau, kad man tai būtų. Bet žinai, tu man truputėlį pasakoji, kad toj vadinamoji psichuškai, mes vėlgi pasikartoju, vadinam tai psichuškai, nes tiesiog, nes... Nu, bairis, man, žinai, man atrodo, kad į sunkias temas ir humoras padeda sunkiom temam kalbėti laisviau. 100%. Tai, žinai, man atrodo, yra skirtumas, jeigu tu sakytum, tiesiog nepažįstamam žmogui, žinai, ten ką tu psichuškai yra viena, bet kada, žinai, kad aš pats... žinai, ten pokalbėse leidus ir juokavau ir visaip mažinu stigmas, tai tiesiog pažaiskim, bet yra ribos. Nu, yra ribos, tikrai. Tai mes esame, žinai, svečiuose ir mes galim kalbėti žargonais, bet man atrodo, kad šiaip psichinė sveikata yra tokia jautri tema, kaip ir kūnas mūsų, ką sako žmonės, kaip mes įsivaizduojam ir taip toliau. Tai čia tokios turbūt yra labai, manau, labai sunkios temos, kurios labai reikalingos mums šiaip. Labai reikalingos ir man labai patiko, kad tu paminėjai humorą, ar ne, kad tai yra labai sveika ir sveikintina, manau,
kai žmonės truputėlį įneša tą tokį krislelį juoko, humoro vadinamojo. Tai aš iš pradžių nekalbėjau šitą, tai kažkaip tema, nes labai buvo man sunku priimti, aš maniau, kad man visiškai ne vieta būtų ten, bet... Ai, tu geresnis, ne, ten nužiūrės visus ten susirinkusius. Man net gėda buvo, kažkaip iš pradžių gal įvesta vasaros 5 taksą, kad man išleis ten taksas, nes nuveža ten prie pat tų... Veža taksisas ir per veidrodėlį žiūri tiesiog. Ką tu? Tai ir aš atsimenu, kažkurį istorijų kėliau plakatą, kad yra informacinė lenta ir ten yra tiesiog anoniminis alkoholikų klubas, žinai. Domina. Taip, domina ir čia kita gali būti gydymas. Čia kita tema. Tai ir iki manęs atėjo tai, kad žmonės mano, kad aš esu tiek tam pramogų kūrybiniam pasauliu, kad turiu problemų su... Substancijom? Taip, nu, taip. Narkotikais vadinamaisiais. Ir alkoholiu. Ir alkoholiu, taip. Ir man toks buvo, kur... Alio. Tai va, Nu, juk visi, kaip mano šeima galvoja, kad visi tam Vilniuje yra prasigėrę, prasišnioja, nu ir tiesiog. O kas ne? Pakelkite tie, kur ne, aš irgi ne. Aš nesu gyvenime, nei arti. Bet nagas tai gerai paruošęs, gerai. Nesvarbu, gerai. Nagai yra gerai. Aš norėjau, žinai ką, bet tu mane pertraukai, palauk. Gerai. Aš norėjau tiesiog pasakyti apie humorą dar biškį. Taip. Humorą. Humoro. Humor yra ne ta kalba. Yra labai svarbu turėti tai, nes, pažiūrėk, juokingiausi žmonės šiaip ar ne, tai pažiūrėjus yra tie, kurie šiaip gyvenime yra turėję daugiausiai tokių labai skaudžių patirčių, labai kažkokių ten netekčių, išgyvenimų ir viso kito. Tai kažkaip iš savęs pasijuokti iš kažkokios komiškos situacijos, kuri supa tave, yra, man atrodo, labai sveika. Ir aš linkėčiau galbūt ir man, ir savo, ir man, ir savo. Tai visgi reikėjo narcizą atnešti, matau jau. Jo, tik apie save. Ir man, ir tau, ir visiems kitiems palinkėti, žinai, tokį, kad pasijuokim, pasižvenkim, pasikrizenkim ir eikim toliau, nes, nu, o ką daryti? Taip. Ir ta psichuškė, kad tu ten vedi vasaros 5 taksistui, kas jam 100 metų. Jaučiu važiuoja ir jis ir galvoja, kad ten, žinai, žmono jo ten namuose paliko ten piktą ar susipyko. Visi, žinai, savo galvoj. Taip, žinai. Tai gerai, o tai kaip tau sekas tas gydymas? Tu pagėjai, kiek tu laiko jau esi ten? 6 savaitės, beveik. O kiek trunka gydymas? Jeigu esi dienos stacionare, tai pirmas gydymas trunka 6 savaitės. Tu gali tam pratęsti. Tai tau paskutinę savaitę ar tau prasitęsė? Paskutinę savaitę. Ką čia dabar? Silkę, pakelkim pasilkę. Šiaip aš norėjau labai paragauti mamos tavo... Paragau, tikrai. Žiūrėk, kokiais 3... Gal pritaikyta ne kiekvienam maistui? Gali būti va tokia. Reiktų Nu, nenori paragauti mamos, aš iš neragavai su ciberžalė. Jėzu, tai ar gėda man būtų, nešu neragavęs. Traškusiu. SMR video patraškink, taip, žantukai. Kokia? Diana, žinok, tikrai. Žinok, kad aš esu agurkų, galim sakyti, somelie. Galima. Gurmanė. Gurmanė, wow. Ekspertė, kritikė. Wow. Ir tokia rūgštelė. Diana, nuostabi moteris. Taip. Nuostabi raugėja, kaip čia marinuotoje. Gaspadinė. Tobula mama. Tikrai taip, wow. Bet to, kad traškumo, kaip taip traškai padaryti? Astas gal koks. Aš žinau, kažkada norėjau pasidaryti šviežugius agurkėlius ir ten pasižiūrėjau iš kaimo, žodžiu, visko, ten krapų, nu, žodžiu, visko, agurkai naminiai. Ir kėliau tik tokio video, tipo, kaip aš tiesiog dabar pasirauksiu. Pasimarinuosiu ten, žinai, tokius šviežugius. Pasirauksim. Jėzau, kaip supyko tetos. Ne taip darai? Kur česnaks? Raugėja didžioji atsirado. O kur Bet tu? česnako raugiai? Aš po to įdėjau videką. Matai, negalima tikėti tais video. Matai, aš ten įdėjau vėliau. Netikėkit, ką mes kalbam iš tikrųjų. Netikėk, ką priešai suoks. Ne, tai žodžiu. Jo, mes šiaip galim truputėlį pakalbėti apie... O! Klausykit! Nežinau, ar girdėjot publiką, bet ką tik buvo prašautas pikšpokšt kamštis. Nu gerai, tai klausykit, prašom, jau kaip reikės blurint, kas čia yra filama. Į svečius pagert pasginsi. Žiūrėkit, ne pagert ir ne kažką. Mes susirinkom kultūringai pakalbėti su draugais. Gerai, Neduok dar. užtenka man. Jam užtenka, matai.
Ne, žiūrėkit, visų pirma, pradėkime nuo to, kad mes geriam ne alkoholį. Žinai tą video, kur moteris, aš mėgstu alų, man alus yra skanus, geriu alų su 0% alkoholio. Tai žodžiu, mes šiaip kur susipažinom, papasako. Fainuolio hore. Aha, nu, koks tau pirmas Gince, mes susipažinom, kai aš turėjau vasaros romaną ir jūs susitikot kažką perduot vogelį viens kitam. Klausyk, labai blogai skamba. Tai šitai, o tada gavau kvietimą ir pasiūlymą prisijungti prie Baltojo Vilniaus choro. Bet aš ateidavau į Fainuolius, ten tu stovėdavai, tikrindavai. Ką, girtumą? Ne, skaičiuodavai. Ar visi atėjo? Aš tiesiog dirbau ten, gal Tai tiesiog. va, atsimenu, tokia sekretorka buvai. Nu, labą dieną. O po to tada taip jau, Gince, man rašutinčia sutartis, pasirašykite Baltąjį chorą jau. Ir jisai žaltys iki paskutinės minutės nepasirašo. Bet ir nereikia, o kam pasirašyti, dėl 2 laidų klausyk reikėjo, o kam? O dabar reikia tą finalą eiti jau, nori, nenori, nori, nenori. Į finalą ir viskas. Klausykit, mes dabar filmuojam, dabar yra, šiandien yra trečiadienis vis dar, ar ne? Ir jokios pati trečiadienis. Ir sekmadienį yra finalas. Už ką tu palaikai dabar va tokį? Paneviš. Purpurinis. Purpurinis, ar ne? Purpurinis. Violetavas. Violetavas toksai. Violetavas. Aš irgi palaikau Panevėžį. Linkėjimai Panevėžiui. Panevėžį. Jeigu nelaimėsit, jau esat nugalėtai mum. Jo, širdį mano tikrai. Šiaip man Alytaus choras labai patiko. Man irgi patiko. Nuostabu. Alytų myliu ir mylėsiu. Žodžiu, toliau, klausyk, tai mes įpažinom choruose ir kažkaip mes labai greitai, taip, žinai, taip sulipom, taip kažkaip va, tai va. A ne? Varėm. Šiaip... Nu, man gaila, žinok, žmonių, ką nuo likimai sužaloti yra. Ta prasme, dėl mūsų sulipimo? Ar apie ką tu kalbi? Ai, mano likimas sužalotas dėl per tave? Ne per mane. Nu, aš tiesiog pajaučiau, kad tau... Ai, kad man trūksta kažkas. Nu, tokios pagalbos, tokios, žinai. Veidas, ane, išduoda. Tikrai. Tas veidelis vis tiek. Kad vis tiek turi tų problemų tokių. Alkoholio, visko, žinai. Tu ką tu pasakoji? Aš namie negeriu. Nesu namie gerus. Ir net mieste nelabai geriu. O klausyk, kokį pas tave pizzas kepiam? Kažkokį naratyvą bando man primesti. To jau išeis straipsnis, žinai, kažkoks ten. Žodžiu, žiūrėk, apie veiklelės tavo tiesiog aš suprantu. Tai viskas visur. Kalbu, kuriu, gėlės, mada, performance ir taip toliau. Man viskas yra žiauriai įdomu ir aš nežadu save įsitalpinti į kažkano žurnalistų arba žmonių paprastų kažkokias savokas. Darysiu, kas man yra smagu. Būsiu Lietuvoje, nebūsiu Lietuvoje ir taip toliau, tai man toks... Nu, iššaunuolis. Vadinkit, kaip noris. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Apydarų, aktyvistų, stilistų, floristų ar kažkuo. Aš labai noriu savo Kijevo ir Silkę, žinok. Tai tu valgy, tu gali valgyti, tau nieks. Davai pakalbam, biškai. Nu, žinai, man nepatinka valgyti, žinok, dar prie kitų žmonių aš to pasakysiu. Ai, jam nepatinka. Aš dar mokaus. Da, jūs čia visi filmuojate aplinkui. Tikrai bus priartinta, kur nepataiko kasniai burna ir ten riebals tikštant lupytės. Žiūrėk, yra man dabar alyvagė burnoj, bet sekundę. Mūsų remia niekas. Muzikėlė. Čia gali būti jūsų reklama. Tikrai čia gali būti jūsų reklama. Žodžiu, ne apie pinigus susirinkom pakalbėti. Nu, yra toksai pliotkas, kaip sakant, ant pasaulio mūsų. Ką jau skelsi? Nu, yra ką pliotkas, tu nustebisi mane? Nu, kad tau patinka, nu, berniukai. Ir toks pliotkas. Ar paneigsi, ar ką, bet, nu, ir toks pliotkas. Nu, man patinka gražus įdomus žmonės. Nežinau, nuo kada vyrų žmonėm pradėjom vadinti. O, juokauju. Wow, Gince. Bet žodžiu, žiūrėk. Man labai įdomu, aš turiu daug ten tų visokių ten tų draugų, ten myli viską, ką tik nori, man nesvarbu. Bet man labai įdomu, koks šiaip yra tavo tipažas partneryje. Nu, vat kas tave traukia žmoguje, bet romantiniam santykiui. Ne tam fitimiti. Nu, fitimiti čia yra jau fizinis gal labiau. Jo. Bet pakalbėkime apie, kas yra viduj, supranti, kas yra labai tauru ir brangu mums. Kas yra viduj? Ai, įdomu tiem žiūrovams. Klaus body count'o, klaus ką veikiu užsienį. Ar einu į visus tos klubiukus, bariukus. Ne, tai kad tu jau esi ten, kai tu jau tik išpraskrendi pro Lietuvą, aš manau, kad tu ten jau pasileidęs plaukus jau... Šiaip gali būti skelbimas. Ieško berno. Aš irgi padarysiu. Davai, abu padaro. Abu? Abu padaro. Abu padaro. Tipo, nu, tu pirmas padaryk. Tai
Sveiki, esu Lukas iš Vilniaus. Iš Joniškio. Joniške. Joniške. Ieškau berno. Kokio? Veikiančio. Tu prasme veikiančio. Įgalaus veikiančio. Aha, mąstančio būtų irgi gerai. Mąstančio gerai būtų. Bet čia jau gali ir nemąstyti. Emociškai suprant, nu, kad šiltas būtų gerai irgi, kad mąstantis, suprantantis. Kad nereiktų mokėti už būtą, nuomos, studijas, į jisai- kolekcijas, neduoti pinigų. Nu, tiesiog, kad aš galiu kažką kavos nupirkti ant pietų, vakarienės. Tu gali nupirkti kažką iki 20 eurų realiai. Iki... O visa kita yra jo išlaidos, ne? Nu ne, aš galiu daugiau, mes galime pasimanyti. 30 eurų. Aš tiesiog noriu išlaikyti tą tokį sveiką 50-50 santykį. Šiaip gali būti ir mano koks 20 ir 10. Šiaip gali. Nu. Ta prasme 20-10. Ne, mano gali būti 20, ten kitas žmogus 80. Tai gali, tipo. Bet jeigu ne, tai aš galiu būti ir tas, nu, tipo, sveikas, normalus, kur pam viskas. Tipo, man tinka šitas. Splitvaisiai skaičiuojam, darom. O tai ko tu dabar pradėjai apie finansus? Tiek, tu toks materialistas, ane esi? Nu, aš patirti visko gyvenime turėjau, žinai. Musės skraido Jėzau namuose. Nu, tu silkių jau parūgus atnešiau kokią muselės. Nu, tai kamera tavo, sakyk, kokio ieškai? Ai, kokio ieškau. Nu. Jeigu klausia apie kažkokius praeities šešėlius, tai ko aš ieškau? Ne, nu tai šiaip, žinai, labai yra sunku įvardinti. Aš labiau iš to būdo savybių. Tikrai, kad būtų žmogus ir emociškai brandus, ir turintis tikslų, ir norų, ir paskaitęs, ir pakeliavęs, ir nespintai užsidaręs. O, gabalas, ne? Pakeliavęs, nespintai užsidaręs. Tai va, gali, žinom, produsų, galim parekomenduoti. Stano. Faustai Venskų, nežinau, ką dar čia. Titukai. Gabalas nauja. Šiaip Eve mūsų. O, Eve. Juliau, gali Evei perduoti. Eve. Tai va, tai jo, žinai, jokas sakais, bet aš galvoju, kad net ne Lietuvoje man to berno reikia ieškoti. Oi, kad aš žinau, kad man ne Lietuvoje berno. Tau irgi ne? Man patinka tie lietuviai, tie jonai visi, man patinka, kad jisai supras visus juokingus, tarkim, bairius 24 valandų. Nu, man tas vis tiek kultūrinis tas toksai momentas ir kad mano šeima susišnekėtų gerai ir juokautų ir bairius suprastų, man būtų fainai lietuvis. Bet, nu, žinokit, meskite mane akmenį, bet kaip man visi Pedritos ir visi Latino Amerika ir visi biški... Blogasis kažkutis. Blogiai kiškučiai visi. Nu, aš tiesiog myliu žmonės, kurie jaučia ritmą, kurie nėra krekeriai ir kur nėra ok, arba ten parašai, labas kažką šiandien, kur liuksą Facebook'o atsiunčia. Aš atsiprašau. Aš biškai bijau, tu valgiai šitą mega sour. Žiauri šlikštų, žiauri rūkštų. Rūkštų. Man patink vėmalai, besdalai. Bet jisai visus šitus suvalgė. Jisai sako, padangų skonio vėmalų, bet tiesiog visus tratino. Aš tą vieną suvalgiau. Aš atvalgiau. Gerai, aš labai noriu šitą pavalgyti. Ne, ginsam. O! Nespjauk. O dieve! Spjauk, kai agurkus bus geresnė. Rūkštesnė. Juokauji. Ne, valgom. Nu, valgom. Labai sūru. Agirdi, ką čia uždėjai man ant galvos? Žinok, žaisim. Ką žaisim? La megas warning. Čia tave remia fantazijos? Tave remia fantazijos? Norėčiau. Žiūrėkit, mega sour extremely sour candy tikrai nemelavo. O jisai kažkada pagerės? Jo, bus saldu vėliau greitai. Kaip prakandu visai gerai. Gerai, bet dabar pilna burna. Mano irgi, negalim kalbėti, nes man daug kaip pilna burna. Dabar žiūrėk, bišką aš. Ką manai apie Lietuvos BVP? Ką? Palaikai LRT? O, fui. Pafilmuok iš šitą. Aš labai atsiprašau, bet čia buvo baisu. Šiaip šiti, man irgi žiauriai skanus, bet man labai aštrus. Žiauriai aštrus. Gerai, vieną dar suvalgysiu. Gražinkit braškis ir silkę. Žiūrėkit. Dar kartą noriu pasakyti. Tavo mamytis agurkai. Wow. Jo. Aš norėčiau, kalbėjom su kokiu, pavyzdžiui, ten L komanda, kad galėtų kokį intervą paimti ir pafotkyti į auditoriją lakaime, kaip tos agurkus marinuoja, raukia. Tikrai. Nu. Čia būtų labai... In fashion way, žinai, kažką pasiūlė. Labai. Diana fashionista. Mane domina. Diana agurkista. Klausyk, ką čia ant galvos? Kapučina. Ką čia ant galvos uždėjai? Pasakau. A, esi žaidė šitą, aš esu Alijas. Aš esu žaidęs Alijas iš nusirenginėjimo. Koks Alijas iš nusirenginėjimo? Mes tiesiog su kavam. Kiek nusirengiai? Pliks jau buvai. Pliks kaip Tilviks. Žiūrėk, aš nelabai... Tyčia nusirengiau. Niekas neprašė. Tai va, aš pasiūliau.
aš pasiūliau nusirengimą, kad galėčiau tokį nusirengti prašau gražų berną. Nu, gerai. Ne, aš norėjau, kad aš norėjau, kad jisai nusirengtų, bet jam gerai sekė žiauriai. Nu, tai nes nereiks protingai žaisti. Žiūrėk, aš labai nekenčiu stalo žaidimų. Bet ką mes darom? Bet Alijas ir būtent šitą I love. Vepsi. Žiauriai slikštum. Kokią skonę? Pamazgum. Mazgotės? Nu tai ko tu valgai jos visus? Aš turiu valgymo sutrikimą. Yra padėta ir reikia jam valgyti. Tai aš turiu valgyti. Valgyk kempiniuko, va, Patriko šituos. Nu, aš nenoriu būti kempe. Nu. Žodžiu, karoči, klausyk. Nu, niekaip nepapasakau. Žiūrėk, šitas Alijas yra mano mėgstamiausias. O gali būti, kad tu jau laimėjai? Ne. Kodėl tu manai, kad aš gerai pasakoju? O, pirkit išgerkas, na. Žiūrėk, aš užsidėsiu šitą personažą ir tu užsidėsi. Gerai. Iš kortelių turim. Gerai. Ir kai bus tavo laikas, apsuksiu laikroduką. Ir tada tu bandysi man paaiškinti, kas yra pas mane ant galvos. Tipo. Bet tu pradėsi pirmą ir nešauk. Gerai. Nešauk. Nu, kažkaip. Aš dar net nepakėliau balso, žinok. Tėvas išeis iš kambario. Sakė, tyliai mums būtų. Ir išėjo, žinok, nepervėk. Tėtis dabar žiūri. Tikrai žiūrės. Šiaip jo, aš jo degtukų negrįžau. Girdėjau. Gerai, Bet žiūrėk. galiu aš susidėti, tu spėjai. Taip, bet tu supranti, kad taip, bet tu turėsi greit keisti, kai tu atspėsi, tu turi keisti. O, pala, atsistoju. Gulėsi, atsigulės. Aš sakau, kur visi saldainiai, nu kaip, blėt. Aš noriu, žinai, slapta pasivokti. Nu, gerai. Tai aš tau įdėsiu tos besdalų skonio, tos pupas, tu Gerai, nepergyvenk. viskas, Dabar žiūrėk, bet tu, nu gerai, gali matyti, kad čia personažai ir panašiai, bet tu nežiūrėk, kai dėdė ant galvos, tipo... Bet man reikia, tipo, taip dėt. Ar taip dėt? Nu, taigi čia yra toksai blėt. Supratau, aš turiu dėti užrašą į tave, kad tu matytum. Nu, tai taip. Gerai. Gerai, nu. Nu gerai, ir kol laikas ištekės, pasiruošęs? Ne, tu dėk, aš noriu spėliau. Ne, palauk, kaip Ne, čia tai bus. tu- Aš tingas kažką, o galiu aš kažką, kad tik reikėtų keisti. O galiu aš kad keisti. Tai, Lukai, tai aš sakysiu ir po to tu sakysi, mes Gerai. abu, tu žinai kaip žaidimai Taip, veikia. aš žinau, bet- Aš galvoju, ne, kad aš ne. nemoku žaisti, bet tai jisai vapšiai Gince. neįgalus. Gince, baig, tikrai taip yra. Lukai. Nu, aš gaunu trečią grupę. Priliurlinęs. Aš trečią grupę gaunu. Invalidumą. O kiek gauni? Tvarkausi. O kiek gausi? Nu, palauk. Kiek gausi? 100, 200? Girdi, aš 400. biškai nesuprantu. Pamirkit, ko tu nesupranti. Taip, aš taip uždėsiu. Taip, ir aš, pažiūrėjau, dabar yra Hobbitas, ane? Ir aš sakyčiau, ten tas, kur mažas toksai trolis, aš nežinau, kas Ai, toks yra. aš turiu atspėti, kas čia Nu, parašyta. taip, zuiki, tu turi atspėti. A, tu durnas. O esi, galiu Lukai. gauti tašką jau už tai, kad atspėjau, ką reikia žaisti. Kompanija. Alio, žiūrėk, gerai. Gerai, viskas. Supratai? Jo, susikopiam. Viskas. Ir tu atspėjai ir aš sakau, ir Gerai. tu dedai kitą krūvelį ir skaičiuojam taškus. Gerai. Iš ko žaidžiam? Iš pinigų? Iš bučkio. Geriau šunį apsikabinus bučiuoju, tikrai nenoriu. Tau tik bučiuoju, atsto, aš gerai, iš Iš pinigų, ką tu upakė, iš pinigų. iš butelio, Nu, gerai. iš šampės. Gerai? Jo. Nu gerai, pradedam pasiruošti. Išsidėk jau pirmą, bet įsikišk. Jau. Nu tai tu įrodyk, man tai tu negali žiūrėti. Gerai pasiruošęs 3, 2, 1. Čia yra tautybė, kokioje tautoje yra labai pagarsėję she-males ir kur šaudo iš savo lytinių organų pingpongo Kaip kamuoliukus. Atalantas? Jo, keisk greitai, keisk. Labai garsus tapytojas. Da Vinci. Ne. Yra Dali. lietuviška tokia grupė vyrų. Jo pavardė kaip lietuviška vyrų grupė. Nežinau. Prasideda, kaip vadina gėjus kitaip. Fideras. Nu ir kokia pirma raidė? Patruliai. Ne, tiesiog garsus tapytojas PP. Picasso. O kas toksai? Pablo. Nu. Gerai, kita. Patruliai. Kas yra, kas ieško žmonos? Vyras. Ne, laida buvo. Ūkininkas. Jo. Keis dar turim. Gėjus dainininkas groja pianinu su juokingais Sasha Stone. sakiniais. Ai, palauk. Sakiniais su Eltonas savo- Džonas. Dar vieną greitai dėk. Kas tvarko ten tepaluotas toks automobilius? Kas toks? Santechnikas. Ne, mechaniks. Taip, viskas baigęs. Kiek atspėjai? Gince. Ai, aš kiek atspėjau? 5. 5, tu gerai. O tu supratai žaidimą dabar? Biški jo, bežinai, kas yra, tu sakai
Aš spėju. O tai kokia logika? Nežinau, bet labai lietai pasakai man. Aš pažiūrėsiu, kaip tu man lietai O žiūrėk. Bet tu... Ne. Aš čia neišgirs, nesupras, man atrodo, kas yra, Lukai. Ne, man tai aišku yra, tipo, tai čia yra mano 5 taškai ar tavo 5 taškai? Tavo 5 taškai. Kiek tu atspėjai? Nu gerai, aš visą laiką vieną komentuosiu ilgai. Nu, neliurlink, žiūrėk. Nu, Tu gerai. šitą apversi, kai aš būsiu pasiruošus. Tu jau pasiruošęs aperčiau. Nu, palauk, nu tai tu... Ką tu čia... Viskas. Mano Meluoja taisyklė. ilganosis kas. Pinokis. Jo, kitas, greitai. Čia bus mano taškai. Nu, Jėzus Marija, kas jau bjaurus. Tokia teorema yra trikampių. Pitagoro teorema? Pitagoras. Kur išklinas su grabulio ir šoko žymybė toks. Michael Jacksonas? Jo. Reikėjo paprašiau sakyti. Nu. Kitą galim? Ne, negalima, pasakok. Taigi čia pasakotojo taškai. Jau prasideda liurlis jisai. Nu, toks tipo. Ne, Ne. kitą, žinok, tikrai. Marokiet? Na, aš nenorėjau būti viški toks. O tai ką tu čia normaliai galima paaiškintoji? Akvilė kitaip. Bet nelėdė kakos geriausia draugė. Daug dainuoja, gėjų dainininkė. Madona? Taip. Akvilė kitaip sako. Nesąmonė. Mėsos piragas. Šokėjas? Čia jau tokį insaidą. Prancūzas valdęs tautą keliavęs pro žemynus. Napoleonas? Taip. Laikas. Nu tai kiek jau? Aš laimėjau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per vieną. Ir vieną neatspėjai dar, tai šitą išminusuojam tau lygiosios. Nori dar vieną raundą? Ne, kažką kitą pažaidžiau. Gerai. Nėra, kad patiko labai. Tau nepatiko? Nu, man buvo smagiau. Žinai, kad man buvo smagiau tau pasakot, negu spėt man. Nu, nes gal nėra toj galveliai biškit ant košės. Eik tu, nosis ilgai meluoji. Ilgs nosis ilgai meluoji. Žiūrėk, tai nenori antro raundo, nu gerai. O tu nori? Aš dėl tavęs galiu, mes Dėl svečiuose esame. tavęs galiu. Dėk Bet, jau ne, bet tau patink spėt, davai, dar padarom, randą gal Ne, pagerinsim. aš kaip tik noriu tau papasakoti. Nu gerai, tu pasakok. Nu gerai, žiūrėk, tu užsidėk dar. Nu, bet dabar be laiko. Ne, su laiku. Nu gerai, vieną tokį dar greitą. Nu, 1, 3. Iš medžio drožia visokius ten Drožėjas, dalykus. Ne. skulptorius. Ne. Nu, Iš medžio drožėjas. amatininkas labiau toksai. Stalius, Taip, stilius. Nu greitai. Kas daro taip? Ir su lyjom, kaip lyjos, per džiunglės. Žinau, Multikas yra žinau, toksai. žinau. Nu, Mauglis, bet kitaip. Turiu karaklis, bet ne. Heraklis. Nu, davai, sakyk. O galim kitą žinau, bet man nešivio galą. Nu, tai Tarzanas. Taip. Sik, nežinai. Žinau. Mano tėtis, ką daro? Va čia sienom. Statybininkas, šlapakliuotas, dažytojas. Aš pakliuotojas esu. O, ten tu Strasbūruose tavo, kas ten Teismai, priiminėjo? advokatai, Tai teisėjai. dėdė. Nu, vyriška giminė. Teisėjas? Taip. O ne tik giminės reikia. Nu, tai o ką? O manęs tik su žymybėm. Oi, labai toksai žymus mąstytojas. Aristotelis? Ne, kitas. Da Vinčis? Ne, kitas. Teisingai sakau, ne? Nu, tai... Blemba, kaip kitaip, aš nežinau. Tu, paaiškiai, daug tu mąstytojų. Nu, labai filosofas. Tu filosofuoji daug irgi. Senovės graikų, jo. Tai jeigu ne Aristotelis, koks kas dar ten buvo, Dzeusas. Yra labai panašus žodis, tokio upper level, mes sakom aristokratas ir labai rimuojas tas žodis su šitu išžymybę, su šito filosofo. Žinau, bet nežinau, galą. Nu, Sokratas, durėjau. Taip. Viskas, laikas, ką čia su tavim. Važiuok. Nebeprilaižys. Atspėkit, ginsa kitaip. Kuri čia ta Prašau. kamera? Pons Beans. Aš ponas Bins, žinai, kad čia komplimentas. A ne? Nu, susikrauk man, sukrauk viską, galim tas karūnas nusimti. Bet galim pamaišyti kortelę, žiūrėk. Ai, klausyk. Aš biškai panaršiau po tavo socialinę mediją, tai pavadinkim. Kelintų metų. Ne, visų, žinok, aš nepatingėjau. Kiek nuskrolini? Viską. Iki 2.18? Viską. Nu, gerai. Ir aš turiu tau klausimą, nu toks, vis tiek tu toks aktyvistas, ne buvai? Nu toks juokinguolis. Aš, žinok, tiek prisižvengiau, pavyzdžiui. Čia aš po to įdėsiu. Kas čia yra, pavyzdžiui? Kiek nuo 1 iki 10 tai vertini?
Ne šitą, kiek nuo 1 iki Ai, tai 10. screenshotą. Ir yra, visi džiaugiamės, mylėjom, nuvylėm ir nusivylėm. Pilnas soc tinklų pasaulis su... Ką tu postringavai? Kas tau, ką tu galėjai 2.20 pasakot? Aš vienu metu rašiau poeziją ir rašiau dramas ir etiudus ir apsakymus ir apysakas ir taip toliau. Viską jisai rašė. Ir... Dramaturgas Jo, mūsų. kai tik studijavau žurnalistiką ir man buvo labai kažkaip pasinešęs buvo ant tekstų. Tai man Ir patiko... rašai nesąmonę šitas. Man tai žiauriai gražu, bet tu tiesiog tokių patosų reikia paskaityti. Nu, Patosų. Gerai, koks čia patosas? Koks čia patosas? Paaiškink man. Kurioje vietoje čia... O kelinti čia metai? Kurioje čia vietoje yra patosas? Ir prierašas yra gal apsauginio naujakui 2.19. Ne taip jau ir senai. Maumenėlis jau turėtų būtų suformavęs. Šiaip senai, prieš 7 metus. Gerai, Lukai. Kas šitas? Svirplys ant riešo užsidėjo bitę ir rašo. Svirplio ir vapsvos atleiskite kelionę. Mes Ji turėjom- per mes- gyvenimą Belė ką, Lukai? Nu cringe. Ji per gyvenimą su patosu, skaitau visiems su patosu. Jis per gyvenimą šokinėjo aukštyn žemyn. Kokia Ji gėda. skrenda aukštyn ir žemyn. Jo gyvenimas pieva. Jos dančius. Lukai, kas čia? Klausyk, čia buvo toks romanas, manau. Su vapsva? Ne. Tokį bičią, kuris... Ai, tai čia yra tokia prasmė gilesnė, Jo. kurios ne mums suprasta, ne Jo, žiobarom. jo. Ir aš pasidariau tatuiruotę. Netikra. Jo, jis man padanojo. Eik tu. Žiūrėk, gerai. Sekmadienio pietus 2.17. Koks čia patosas? Aš net Vilnių nebuvau dar. Tu čia Joniškė rajone buvai. Ne, Rimkūnai Šiaulių apskritis net lokacija yra uždėta. Kas tau galvoj gero čia buvo? Tada yra, ne, pirmas tavo Instagramo Nu, what the postas, fuck? 2017 Man gėda yra, metai. Tai, tikrai. that's the point. 2017 metai pirmas postas, jis yra su Fedora. Kas yra Fedora? Tu nežinai, yra Ai, Fedora? kepurė tam. Madistas didžiausias. Bet čia lietuvių liaudis buvo kepurė, ar vadinasi irgi Fedora? Nežinau, su akiniais. Nelabai norėjau čia ateiti. Čia giminių baliui. Giminių baliui. Gerai. Aš nenoriu čia per daug išsiplės, bet aš jau sakiau, biškai, kad... O tu kažką kartais gražesnį negalėjai Ne, parinkti? žiūrėk, ne, welcome. Čia yra Lugos Virplio raustai. Žiūrėk, tu norėjai, karoči, tipo... Aš jau geriau vėmalą suvalgysiu. Tai tu valgyk ir vėmalą ir aš tau pasakoju. Jau pamatei? Čia gavau apdovanojimą, Madagaskar... Nežiūrėk, klausykis. Čia tu man sakei, kad aš žinau, kad tu turi tokių streito, biški tiesaus vyro labai tokių erų, tokių kažkokių apraiškų. Kad? Bet čia... Kodėl tu turi šitas putas O ant... matai šitą laikrodį? Kodėl tu pirmą tokią pozą? Lukas, Virplys, Čia buvo čia baisu. miesto šventė, jaunimo apdovanojimą ir aš buvau gavęs apdovanojimą kaip metų savanoris. Ir čia, žodžiu, miesto šventė, putų šau. Būtų šuo, ne? Kas čia buvo? Čia irgi miesto šventė. 2.17. Jo. Kas čia buvo? Čia buvo koncertas po egzamino. Bet tu toks aviatorių buvai akinių tokioje, ne, eroj. Klausyk. Gerai, bet čia tavo pana buvo, su kuria draugavai? Gabytė, linkėjimų, gabytė. Ne, mes andraugavom, bet dabar... Bet kokį romantiškas. Serving face. Nu, man reikėjo kažkaip išgyventi. Lukas Virplys, 3D. Jo, čia Seimo buvau narys, Seimo narys. Seimelį buvau Kur čia buvai? Talentų Kur čia buvai? Koks čia buvai Mauglis? the foxai? Į šitą dainą darė. Ir čia yra dabar mano mylimiausia nuotrauka. What the fuck, aš jau čia pasiimu žavės. Čia yra mano mylimiausia tavo nuotrauka, kur Against. aš tave taip matau. And I love that. Mažas kukulis, O Jėzau. kodėl tu paėmė, kai aš su manęs 7 klasė? Kai aš valgau kibiną pirmą kartą trakose ir mane fotografuoja mano simpatija iš Ispanijos. Paula Garcia? Taip. Man Olė! Čia pirmiausiai netik ir man patiko. Va. Nu, klausyk, bet, va tokių, pažiūrėjau, madų tavo. Va, nu pažiūrėk, Paryžius. O ką čia buvo? Kas čia per buvo Jeigu origami? būčiau darant? lėktuvėlis, mažas vėjo malūnėlis. Supranti, kažkokią tu turėjai obsesiją su to Paryžiumi, ne? Aš žinau, kad Jo. čia jums parodysiu šitas visas nuotraukas. Čia, Norėčiau Paryžiui gyventi. Aha, nenustebinau. kur buvo tame straipsnė, kad vaikinas, kuris mėgsta puošti suknelėmis, ane? Ir aš žinau, kai aš kogu, nu, ko jis tom suknelėm mėgsta puoštis. Ir aš Radai žinau, iš tiesiog tikrųjų, yra radai. video va toks, va. Yra va toks video, kur tu išpūdęs pilvą Aš neščia. ir neštukė vaidinė. Bet tada yra toks. Nu, aš žinok, jau esu biški, nu kam reik?
Nu, taip reikės divalkis daryti. Klausyk, o tu radai suknelę nuotrauką iš tikrųjų? Tokia su rožinė, ten tokia buvo. Nu, radau. Klausyk, bet dar yra kitas momentas. Tas, Klausyk, apie ką šitas yra dabar? Apie ką viskas yra? Apie tave. O ką pavyzdžiui, žiūrovam? Parodai, kad ką reikia exploring? Aš tiesiog, žinai, noriu žiūrovai parodyti, Jo, išliksiu. ant kiek belia ką, kokį suvalgiai. Vėl plento gumo skonio. Plento gumas, bet to guma visai patinka. Žiūrėk, mes kalbėjom biškai apie tai, kad... Tu turi nuotrauką, kur aš su meškinais telpį savo darau. Mes... Čia mano verslas. Tie meškinai buvo mano verslas. Žiūrėk, kai aš sakau, kad tu labiausiai nesąmonėm užsiminėjai, I mean that. Mes kažkada tiesiog kalbam lygioj vietoj ir jisai iš užančio ištraukė, kad jisai yra turėjęs šokančių meškinų verslą. Kada buvo dar kiečiau, dabar kitie meškinai, žiūrėk, tulpė dega gerai, juoda bus. O jūs, Marija. Dabar tie, kur balti visi meškinai šoka, ten dainuoja ir baisiai atrodo, tai mes turėjome... Ai, jūsų meškinai buvo kieti meškinai. Ne, mūsų dar buvo kieti, dar nebuvo, nebuvom dar taip žemai kritę. Tai turėjome tokį verslą, važiuodavom į gimtadienius, vestuvės, sveikint. Papasakok, kokią nors istoriją juokingą. Nu ką, vaikai primuždavo ventiliatorių. Primuždavo? Nu tai koks bėgdavo, ten tave daužydavo ventiliatorius. Nu, tai yra oro kostiumai, žinai. Ir yra tokie ventiliatoriai užpakaliukose. Ir vaikai pribėgdavo, išdengdavo ir tavo kostiumas leistis pradėdavo. Ten daug akumuliatorius įdavai ant pečių, žinai, ir vaikščiodavai. Tai yra šitas buvęs, tada esu perkritęs, yra kostiumas įsileidęs. Kur perkritęs? Nu, užkliuvęs to meškinų tiesiog O bum Dieve. Buvo meškai bum. O klausyk, tu pardavai. Labas vakaras, vaikoj. A, tu taip kalbėdavai? Tai aišku, mes turėjom kolonėlę, mikrofoną. O ką dainą dainuodavo juokingą? Mes dažniausiai atidom dar su kitą kolonėlę, kad būtų muzika, žinai. Tiesiog labiau būdavo, kad tie meškinai kalbantis ir mes sveikindavom. Ten. O klausyk, tai tu sakai, Skyrybos, pardavai. išdavystės, vestuvės. Skyrybos? Jo. Esat- Ne. Buvo tai, kad žmogus jau buvo įsiskyrę, norėjo grįžti atgal ir mus buvo pakvietę. Kaip atleisti man tą laidą. Išsiskirčiau ir aš. O dėkui blogai. Tikrai negrįžčiau. Klausyk, bet tu man sakai, kad tu pardavai tą verslą. Taip. Už kiek šaibų? Tais laikais dar litai, bet čia Ne, eurų. mes labiau gal pardavėm įrangą, ten stebino prekės tas ženklas liko. Tiesiog buvo tai, kad aš gavau iš VMI pajamų deklaracijos sumą ir aš norėjau būti toks kietas jaunas berniukas ir aš norėjau investuoti. Tai mes nupirkom tą verslą ir mes patobulinom, pagerinom, darėm jį ir po to pardavėm. Tai už kiek šaibų? Daliem, žinau, bet mums ten viskas gerai atsipirko, mes neišėjome jokių minusų, tipo, dar užsidirbom ir Tai taip realiai toliau. pelningas meškinų verslas. Ja, pelningas ir juokingas. Žinai, kad tai dar buvo COVID-as, tai daug, tu negali susitikti su žmonėm, ateina toks mešinas kostiumas, tave per atstumą ten kažką pasveikina. Aš negaliu patikėti ir meškiniai yra Lukas tiesiog. Jo. Žiauriai juokinga. Tik tai atsiminkit, kad Lukas tas, kuris stovi naujako apsauginis. Bet, vat, kas ten? Ką aš žinau, interneto pirmi laikai, pirmas telefonas, tik ko aš. Kokie pirmi interneto laikai O čia tu jau manai, buvo senai? manai pas mane vienkim ir išį gaudė? Nu, nežinau, plungiai gaudė viską puikiausiai. Žiūrėk, aš negaliu patikėti. Mes šiaip jau, nu, labai čia ilgai bazarinam. Mums jau, kaip sakant, yra... Veikiam? Ką toliau Ką veikiam? svečiuose dar galima veikti? Žinai, kas Pasibučiuot svečiuose... laiks. Į kurią čia kamerą parodyta pasišlikštėjusi mano veidą? Jo, Žiūrėk. aš geriau šūnių bučiuosi apskabinu. Taip, aš grįšiu dabar pas savo jukutę, į lovytę ir mes miegosim ir viskas gerai. Aš dar nesupratau apie tave vieno tokio dalyko, kurį aš noriu biškai išsiaiškinti prieš tikiuosi visą Vyrai Lietuvą. moteris patinka, dar kartą klaus. O taigi jūs esi. Ne. Koks yra tavo muzikinis skonis? Nes tu atėjęs pas mane šiandien maudosi jisai. Storiuką įsikėlė žiauriausią gabaliuką, kažkokį kietą, tada išpildyk mano norus, orelė pupytas, tada kažkada rašo jisai į čiatą, žiauriai verkiau. Sakau, ko tu verkiai? Sako, taip, mašinai važiavau, klausiau, suėmiau širdies. Ko klausai? Sako, Avicii. Kas klauso? Palauk, kas klauso automobilyje Avicii ir verkia pagal Avicii? Taip, pavyzdžiui, yra tokia amžinateris Avicii daina Addicted to You. Ir tave tai privedė prie ašo. Gerai, I listen and I judge. Bet šiaip, gerai, koks yra, tarkim, tavo va dabar, paimkim iš lietuviškos muzikos, ar ne? Žinai, mane, aš esu labai muzikos žmogus ir aš labai daug visko klausau ir man labai įdomu ir aš manau, kad tikrai galima daug apie žmogų suprasti iš muzikos. Tai, pavyzdžiui, dabar, tu rytoj, jau viskas, amžinatelis, ne? Paskutinės 3 dainos iš lietuviškų, kokias paklausytum. O, wow.
O, wow. Tokį klausimą suračiau. Džiazu Lemonsomovas. Lemonsomovas. Sugalvoki norą. Šiaip paukštį kitą pasilikti praeitį. Ne, juokauju. Aš juokauju. Tai tu jau pasiliksi praeitį, man atrodo Aš jau. manau, bus šmėkštus ir ne Pasiliksi krekeris. praeitį. Nu, yra dar džiazu, tik pasilik irgi. Bet... Prieš mirtį klausy dainos pavadinimu tik pasilik, truputėlį ironiška. Šiaip žiauriai geras klausimas iš tikrųjų. Nu tai Nes trys Nu, gerai, tokie 4. atsisveikinimo gabalai. Tikrai būtų Atlantas, atrodo, man patinka taip gyventi. Aš vis laiką tą akcentuoju ir kaip būdavo momentas, ir kada toks žengti. galvojau, kad jau galbūt... Linkėjimai, Elena. Myliu Atlantą. Nu. Tai kada išeisiu iš šito gyvenimo pasaulio, tai kažkaip nesugalvodavau, bet kildavo labai didžiulis dėkingumas, kad taip atrodo nuoširdžiai savo su tiesa gyvenu, kad jeigu reikėtų bet kada mirt, man nebūtų taip dėl ko gilėtis. Tai yra turbūt, man patinka taip gyventi, nes iš tikrųjų žiauriai myliu gyvenimą. Ne dėl ten tos fotkės nesigalėtum. Ne. Buvo, pražuvo. Tai va, tai man patinka taip gyventi, tada sugalvok norą, nes tiesiog, žinai, kas yra su laidotuvė, man atrodo. Man atrodo, kad mes po to esame egoistai, narcizai. Kas nors miršta, mes tokie jaučiu verkiam labiau, kaip mums bus sunku vėliau gyventi. O tu esi turi... Ir kaip mums, kaip dabar bus be to žmogaus ir ko mums truks. Tai žinoma. O kodėl mes negalim, pavyzdžiui, pagalvoti, o kaip aš jaučiausi to žmogum, žinai, gal aš noriu jam padėkoti. Bet tai mes to ir gedim, to jausmo, kaip mes jautėmės tuo žmogum. Jo, bet o kodėl... Arba kaip tik, ko mes nejautėm su tuo žmogum. Ai, pradėti gailėtis, ne? Taip. O tu esi kažką va tokio labai artimo netekęs, kažkokio artimo žmogaus. Jo. Tipo, ant kiek artimas, tai yra pirminis ratas ar toks jau antrinis ratas? Aš kažkaip žmonės neskirstau ten. Pirminis, antrinis, tai turiu giminės ar ten... Nu jo, ten labai artima šeima, ar ten, žinai, tolimesnė. Ne, iš pačios artimos, ten nuo tos giminės ryšių ne, bet aš kitą matymą turiu, kad mano artumas neturi giminės ryšio. Tai jo. Tai aš tiesiog jaučiuosi, kad tikrai esu artimus kai kurios žmonės palydėjęs į kitą pasaulį. Bet yra ir tai, kad aš esu nusprendęs, pavyzdžiui, nedalyvauti, kur žmonių laidotuvėse tam, kad aš, kadangi turiu vaizdinę atmintį ir aš labai gerai atsimenu ypač tos tradicinius pašarvojimus, kai dar nėra deginama ir taip toliau, tai aš tiesiog užsimerkęs atsimenu viską, spalvos, gėlės, kvapą laidotuvių, aš tai prisimenu. Suknelių, tai pasivimai, tas pigias medžiagytės. Jisai siūlės, mato suknelių. Taip, tos batus popierinius, kurie tipo plastikiniai tokie atrodo. Tai aš, ne, tai va, tai gerai, grįžtam prie... Ir gal stovi po dangum? Po lietum, stovi po dangum. Linkytės, jo. Ok, šiaip tokios labai netikėtos dainos, nes tikėjau, tikrai galvojau, kad kažką pasakys iš tokių naujesnių. Bet čia fainai, įdomu. Tai jau, kai žiūri, prašau, užleisk iš tos dainos. Kai mirsi? Jo. Gerai, jeigu aš pirmą nebūsiu, jau kaip sakant, jeigu nešoksiu lambados. O ką tu? Iš lietuviškų? Jo. Oi, aš labai myliu Monikos Liu muziką. Tai manau... Aš irgi Moniką Liu myliu. Bet nesagalvoju, aš gabalą. Aš Monikos Liu troškimą, aš net esu galvojusi šitą po lyriksus jos, bet kažkaip mano baigęs tatuiruočio era. Man ta daina... Neturi? Tu turi? Turiu, aš turiu gal kokį 16. 16? Jo, bet tokios mano biški mažesnės. Nematau nei vienos. Aš... Va. O nebadai lašelios? O dieve, ne. Žodžiu, tai Monikos Liu troškimas man labai patinka ta daina, tiesiog aš ją kažkaip jaučiu kitoj savo sielos dimensijoje. Tada Fingos, jeigu galėčiau tiesiog visą albumą jau paklausyčiau, bet man Polish Escape Fingos ir Akvilė žvengia dabar už, nes mūsų tas pats, bet manau, kad Polish Escape arba, gerai, sakykim, Polish Escape ir tada aš gal norėčiau kažką iš senųjų bardų, tokios dainuojamosios poezijos. Pavyzdžiui, draugams. Aš žinai, ką aš manau. Išeinu paliku tave Kernagio. Jo, arba žinai, ką aš dainuočiau, jau nebedainuočiau, man atrodo. Aš gal, kaip vadinasi, baltas paukštis. Baltas paukštis. Kolonijos ežere. Jo. Baltas paukštis. Jo. Kernagas. Man labai. Arba, kaip vadinasi tas gabalas? Kas dabar? Aš visiškai... Jo, tai baltas paukščiai. Ai, baltais paukščiai. Smorigino paukščiai. Tai va, man smorigino paukščiai yra... Daug pasakėjai, bet jo, sutinku. Tai va, šitie trys realiai. Man irgi gali tai dėti šitą albumą. Jo.
Bet jie iš manęs. Ir tada aš noriu tiesiog latino bangers. Užsienietiška viską. Bet man Užsienietiška. įdėkit 4 Monikos Liu šampano. Bul. Nu tai klausyk, šiaip jo. Nes aš esu pasiėmęs 2 draudimus gyvybės tam, kad iki mirčių, kad būtų pinigų ant atlikėjų, muzikos, zerazų. Live muzika bus? Jo, ir kad būtų ant striptizo šokėjų, bet vyram ir moteriam. Kad būtų Striptizo? Jo, būtų kaip tipo Meal ir Family. Bet tai- Meal. Family meal deal. O tai žiūrėk, tai tu būsi kur urnoj? Ne, urnai. O kur? Aprengtas gražiai, Visas savo kūrybą aprengtas. Toks išgražintas, ane? Jo, ir žinai, dar gulėsiu ne taip ar taip. Kaip Kenas dėžutė. Kaip Barbė, jo, kaip Kenas, Barbinas? taip. Žinai ką, Lukai? Aš žinai ką, aš taip mums... stauryti. Ir staurytė. Žinai ką, Lukai, aš mums palinkėsiu, kad mums dar toliai kitų planavimų būtų ir mūsų artimiesiams toliai iki planavimų. Ir palinkėsiu, kad dar daug tų burbulų, dar daug nesąmonių ir dar daug tokių vakarų, va tai va pasėdėta, ne? Aš turiu tatuiruočių, aš nežinau skaičiaus, bet aš... Sakai 16. Plius minus 16, 17, 18, okay. Nežinau. Iki 2. Bet pavyzdžiui, aš turiu ant abiejų rankų širdeles. Kodėl? Nes aš šitokį pasidariau savo kaip priminimą, kad aš daryčiau viską su meilė. Po visus dalykus, kuriuos aš darau, kad tai yra ant mano rankų. Ir tau reikia gal to širdės ant rankų? Aš labai mėgstu simbolius. Okay. Aš mėgstu labai žvaigždės ir širdeles. Ir aš, pavyzdžiui, čia turiu ant abiejų kojų žvaigždutės, taip pat šitose vietose. Kodėl? Tiesiog. O ką primins žvaigždės? Nieko. Kad aš žvaigždė. Ne. Žiūrėk, o tu esi iš tų žmonių, kurie, tipo, turi kažkokią reikšmę turėti? Tatuiruotės. Jo, tipo, man kažkoks tai turi būti konceptas. Ten, Žiūrėk, pavyzdžiui, šita kriauklytė yra Primena padaryta. Man atostogos Graikijoje, Kretos. Hell no. Žinai, kas čia buvo Kaune, Jami ar ne Jami. Todžiai, man atrodo, stovėjom eiliai, laukiam kebabo vidurį nakties po darbo. Ir stovėjo iš Ekvadoro vyras, pagyrė mano draugės kelnes, išsikalbėjom, jo draugelis prigėręs, tas bičias sako, štatų mes ir skau gerai padaryti atviruoti. Jis toks, aš iš Kauno gyvenu, sakom, tai mes su mašina. Ir mes tiesiog važiavom pas jį, išgeriam tekilo šotą, jisai latino bangerius paleidęs ir mums tiesiog darė su draugė šitas atviruotės. Nebijojo Los Vėžios krest. Ne, šiek, aš ne pirmą mano atviruotė buvo, tai aš tiesiog jau žinai, jeigu aš būčiau mačius, kad ten nesterilu ir kažkas, tai aš būčiau, žinai, bet šiaip buvo biški šeidį tikrai. O esi daręs tatuiruotę per tušinuką? Per tušinuką? Jo, aš nesusėdėjus kalėjime. Ką tu kalbėjai? Žiūrėk, o tai tu nenori kažkaip pasižymėti, ką tu... O tai klausyk, ką tik mane ten išvadinai pasikėlus ir visokių kitokių. Išvadinau, tiesiog konstatavau faktą, kad taip tai vizualiai gali. O man dar reikia tatuiruotės ant kaktos kažkokios ar ką? Ne ant kaktos. Lašiuko ašaros. Čia jau yra gėdau tatus. Čia? Ir gespina. Gei. Kažkokiam. Pavyzdžiui, kažką va, čia, tipo, kažką va, tipo, aš čia turiu, pavyzdžiui, petį. O taip tau čia seksy būtų? Jeigu, žinai, man šiaip kaklo tatuiruotės nėra seksy. Žiūrėk, o aš turiu, galim kažką pabandyti. Ką, tu nori iššaturuoti mane? Ne, ir tada, tipo, svečiuose, aš mokausi iš AliExpress nusipirkau. Bet šiaip tai mano draugė man taip Kaune handpaukino ir ant subinės tatuškė ir šitą va Tinderio nesąmonę. Sėdmenų, užpakaliuko, bandelių, riestukės. Riestukės? Ne, ant subinės. Žiūrėk, aš turiu... Ką? Dažų, kažką. Tu labai tai savo plaukais. Ne ant rankos. Davai kokią heną tu padaryk man. Su kuo? Su hena. Su kiaušinio baltymu. O tai heną gal turi? Neturiu, aš turiu tiesiog plaukų dažų, mėlynų. Ir noriu, tu nudažyti man plaukus? Ne visus. Bet tai tu žyzi dėl savo plaukų, kad tau negražiai čia apžėlės. O galiu aš tau kažkur biškiti po kokį... Tatuiruot nori plaukus? Tu skutais barzdą, ne? Nu. Tu turi mašinėlę? Nu. Galime čia kažką biški? Antakį? Ai, čia. Ne, antakius gal reikia mėlynų. Ne, tipo kažką čia tokio biški pra... Žinai ką, žiūrėk, kur yra mašinėlė? Nu, tai einam, pažiūrėsim. VC? Nu. Ten, kur maudys. Tai grįšim po pertraukos. Grįšim po pertraukėlės. Taip gerai, šiaip. Biški labiau čia reik. Mergos, žiūrėk. Šitą reik. Aukščiau. Ne, bet tu, gali ir... Oho. Apsimetu, kad žinau, ką darau. Ne, lievai, tokie snargliai. Nereikia šaro. Bus durnai, jeigu bus šaro čia. Žinai, kaip reikia aš tą padaryti. Aš tave kerpu. Biškai tiesiau padaryk šitą linį. Tai tą ir darysiu. Vis tiek skersime kaip tai. Šitą ne.
Kampo. Ne, tai man tai gražiai taip. Aš kai esu kirpėja madistė. Nu gerai. Oi, kaip pasikeitė. Tai nėra žydų žvaigždės. Kur čia šeka? Bet tai nėra, kad žydų žvaigždė nupieši, kad tik man. Kodėl aš nupiešiau? Pala. Pala, tai mes dar galim išvalyti nieko tokio, bet... O kur aš tą pamėšiau? Tu šešiakampę nupieši žydų žvaigždę. O čia ta kojytė. Palauk, o kaip dabar? Man smegenis susisuko. Kaip jautiesi, Gintarė? Aš nežinau, kaip aš nesu. Palauk, kaip Palauk. Nu, tas per Ai, tai ta, kodėl aš tą kojytę nupiešiau? Tai situacija išteisi. Bet tada aš nupiešiau šešiakampę žvaigždę. Oh my god. Who am I, Juda? Kai, o tu bijai? Ne, tada Nu tai ką, ponas? Apskūstas. Apskūstas. Mane apskūdė aukščiausiam. Aukščiausiam. Apskūstas, išpaišytas, pasirodyk, pasuk. Matai, aš iš pradžių nupiešiau šešiakampę žvaigždę. Nu, dar nenuvalyk. Šešiakampę žvaigždę nupiešiau ir galvoju, kažkas ne taip, kažkaip per daug Tu kojyčių. galvojai, mes visi tau šaukiam, gince per daug. Nu ir aš tada pagalvoju, kad kažkas ne taip. Kaip tu jautiesi? O tu Čia tokia braižo dangui. Žiūrėk, o kaip tu jautiesi tokia tavo pirmą nakolkę beveik, galvoji? Jo, ačiū už Nu. tatuiruotę pirmą, iš tikrųjų. Takiruotę? Nu. Prašom. Gal iš tikrųjų... Eik pasirodyk arčiau kameros, ten tavo kamera yra. Pasifilmuoti. Nu, matot žvaigždę, pono. Ir dabar atsisuk į kamerą, tokį žudikiškų žvilgsnį, tokį seksi labai. Atsisuk seksi žvilgsnį į kamerą. Nu, 3, 2, 1. Nu, dabar. Ne, tai bent jau žvaigždę parodi, kažką pažvenk. Mane pagrebė, užrakino ir aš dabar čia iki ryto būsiu. Mes filmavom šiaip 4 valandas. Esat svečiuose buvęs 4 valandas. Tai dar daugiau yra buvę. Gerai, pareik čia ant sofos, viskas. Nu tai klausyk. Pateik čia. Kas buvo? Pasėlis. Palabiški mėlyngalvis. Aš tau sakiau normaliai su tais dažais. Nu reikės dabar eit plauti, Lukai. Laikos? Nu, laikos, tai kad galva išsiliurlinai. Klausyk. Nu žinok. Tai ačiū, Gince, aš tikrųjų pavalgiau nemokamai, pagėriau. Sako, nemokamai visą, tai aš nemokamai pavalgiau. Ne, tai aš nemokam. Visą maišą atsinešė gerybių. Ačiū iš tikrųjų, tavo selekcija šitų visų gardumynų, žinok, vertinu iš 5 žvaigždučių duodu 4. Ko trūko? Desertą geresnį. Ne, žinok. Man nieko netrūko, bet nežinau, ar tai iki pilnos Žinai, jeigu būtum dar kokį rameną atnešęs. Girl, Kievą atnešiau. Nu gerai. Ne, bet šiaip stiprus 4. Aš, žinai, tikiuosi, kad dar bus kur tobulėti, žinai, kitiems svečiam arba... Paklausiu, ką padaryti geriau, nepapasakai. Aš nežinau, aš tiesiog, I'm just a girl. Tiesiog tu nemėgsti girkitų. Jo, zefyrų nemėgstu, va. Zefyras, už zefyrą minus. Aš galvoju apie 100 lapį, iš tikrųjų. A tu gali laikyti normaliai mikrofoną 100 Galvoju lapų. apie 100 lapį. Tu būsi 100 lapis. Ir apie skareles ir gribukus. Bet Narkotikų nereikia čia. Bet pipirnikai geresni buvo. Gerai, žinok, Lukai, ačiū tau už visas vaišes. Noriu pasakysiu, Barį. Nu. Man tos pipirnikus toks Berns atnešė, bet man jie nepatiko. Ir tu atsinešiai pas mane į svečią. Bet aš jas valgyčiau, man yra prikolas. Man yra ta gribukai, skarelės ir... Bet tu grinai, kaip tu perdovanoji realiai kalėdinę dovaną. Čia tas pats. Tu nesi dabaris? Ne. Kur visi dinga podėliai, kurios gaudavai? Žiūrėk, aš šiaip nelabai, kad aš gaunu dovanų. Bet aš ubagė buvau. Klausyk, atsisveikinas, turbūt mes užknisom jau. Man atrodo. Varom į balkonėlį, varom... Tirli, pirli, kolonėlę. varška butelių, kaip ten bus Velykos. Žodžiu, ačiū Jums labai, kad žiūrėjot šitą nesąmonį muziejų. Su Jumis buvo Gintarė Kriaučiūnaitė ir... Lukas Virplys. Lukas Virplys. Tai galiu perduoti žinutę. Gali perduoti žinutę. Dabar žiūrėkit.
Žinai, kur tas yra Bimsas? Aš žinau, ką tu dabar galvoji. Tu norėtum būti mano vietoje. Aš žinau, ką tu padarei praeitą rudenį ir nepabalsavai už tai, ką reikėjo. O, Susiemi susiemat, jaunimas. ir nepražudot man Lietuvą. Einat balsuoti ir einat žiūrėti, kas vyks šitoj šaleliai. Taip, ir biški paskaitykit pasaulio naujienų. Taip. Tokią Bet gerų naujienų. Gerų naujienų. BBC, CNN, Galvoju, kad jau keiksis. CNN BBC. ir taip toliau. Draugučiai. Taip. Lukas labai gerą žinutę perdavė ir aš prisidedu prie jos, tikrai domėkime, švieskime save, edukuokime, Laisvėkim. laisvėkim. Ir nebemuškit gėjų. Gal šiaip nemuškit ir vyrai, moterų, ir Jo, gėjų žmonių. ir tiesiog Ir nesimuškit. nepravartaukit seksualiai. Dabar visus tiesiog išversti. Balandis yra prevencija prieš seksualinį smurtą. Lietuva čia yra labai blogai veikiantis dalykai. Žodžiu. Ir nespaikinkit nieko. Žodžiu. Tik ačiū tada, jums. kada mes neturėsim ant kokteilio pinigų. Nebesvaik. Nusipirksit patys tų kokteilių, jeigu ką prieikit prie mūsų Šitai svečiams, šimsiu, nusipirksim. šitai šimsiu. Ačiū jums labai, kad buvot. Su jumis buvo laida Šou tinklalaidė podcastas į svečius. Ir žodžiu, laukite kitų epizodų, kitų svečių. Ir manau, daug Ir dar... nesiaukit. Nereikia aukti. Aukitės. Aukitės. Bye.